Karceris, kuriame ligoniai negydomi, o luošinami. Tamsios palatos su lovose pririštais pacientais, kurie maitinami didžiulėmis vaistų dozėmis, o gydymo metodai neretai prilygsta kankinimams. Tokie ir panašūs mitai gaubia ir Kauno psichiatrijos ligoninę. Žmonės papuola pas mus, jie bijo mūsų ir bijo ne tik pacientai, bijo jų dažniausiai artimieji. Ir jie kaip ateina pas mus kalbėti, jie pirmiausia pradeda nuo patalpų, nuo gydytojų, klausia apie savo socialinės garantijas, ar nebus jie kaip nors... Sako, ar neatsispindės mano ateityje, ar aš galėsiu vesti, ar aš galėsiu teisės turėti, ar aš susirasiu darbą, ar net leis mane iš darbo, ar ne, tiesiog. Ir ne tik, kad mūsų pacientam reikia aiškinti, bet ir artimiesiam. Taip pat labai daug mitų, kad nuo mūsų vaistų galima visiškai tapti daržovė, tas irgi yra neteisingas, tiesiog netinkamas vaistų naudojimas. Šiuos mitus psichiatrijos ligoninės atstovai užsimojo nutildyti visiems laikams. Pirmą kartą Lietuvoje organizuota atvirų durų diena, kurios metu krizių centro duris plačiai atveriamos visuomeniai, supažindinant ją su šiuolaikiškaisiais psichiatrijos ligų gydymo metodais. Mūsų ligoninė nori parodyti, kaip puikiai jinai gali bendrauti su pacientais, su pacientų artimaisiais, kokios naujos gydymo priemonės yra, kad ne tik vaistais gydomi pacientai, ką tai reiškia dienos stacionaras, ką tai reiškia krizių intervencijos centras, kokios modernios palatos yra, kokie modernus gydymo metodai yra, kiek reikšmė suteikiama yra psichosocialiniai reabilitacijai, užimtumo terapijai, darbui su pacientais, meno srityje ir taip toliau. Visą tai mes galime pamatyti mūsų ligoninėje ir visą tai yra demonstruojama. Psichiatrijos ligoninės pacientai nesipriešina naujiesiams gydymo metodams. Čia niekas neverčia vartoti vaistų ar kitų gydymo priemonių prieš jų valią. Taip pat netrūksta ir veiklų sukuriančių komforto zoną, tokių kaip rankdarbių užsiėmimai, sporto salės, meditacinės terapijos ar sporto aikštės. Aš konkrečiai esu atviroje erdvėje. Tai tiesiog tai krizių intervencijos centras, tai reiškia, atvyksta žmonės savo norų ir yra laisvi pasirinkti ar naudoti medikamentinį gydymą, ar tiesiog jo atsisakyti. O tokie renginiai tai tiesiog erdvė, kur gali pacientai, darbuotojai, tiek visuomenė, tiek žiniasklaida susėsti ir bendrauti. Šioje psichiatrijos klinikoje gydoma iki 8 000 pacientų per metus, kurie serga tokiomis ligomis kaip depresija, šizofrenija, asmenybės, nerimo ir adaptacijos sutrikimai bei silpnaprotystė.